Gerą vakarą visiems įsijungusiems Urbo nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kur šiandieną VDU sporto centre. Čia kiek neapdairus perdavimas ir greitame puolime. Vasiliauskas, perdavimas Bancevičiui ir Bancevičiaus galingas dėjimas. Iškurti nepavyko ir dar viena klaida ir vėl į greitą puolimą. Šį kartą pabėgęs Vaivada dar kartelį puolime. Januševičius dar kartelį iš toli ir šį kartą dabar jau gali bėgti, ragina tą daryti ir vyriausios komandos treneris, tačiau iš to bėgimo ir vėl gaunasi šnipštas, kadangi svečiai čia visiškai laisvas Januševičius iš toli. Vydmantas čia Robertui Kelečiui laukia. Šliogeris pats iki galo. Iškevičius kyla statyti užtvaros. Su Bancevičiu pamato įkertantį Šarūnas Vasiliauskas. Šį kartą atakuoti nesiryžta. Vytautas Šulskis turi erdvės iš toli. Vasiliauskas gražiai čia kabina kamuolį. Bancevičius. Dešinę pusę daug erdvės turi Bancevičius ir koks jau. Juškevičiui po krepšiu labai. Ir dar viena mega tauras LSU klaida ir dežavu. Robinson geras jo perdavimas Bancevičiui ir čia dar geresnis kartu šiose rungtynėse. Beveik per pusę. Vasiliauskas dabar iš toli. 3 Šarūno komandos klaida. Jocys kabina kamuolį virš lanko. Vasiliauskas. Perdavimas Juškevičiui po krepšiu. Įkerta čia Nathan Robinson ir krauna. Šulskis vagia kamuolį, bėga į greitą puolimą, ten dar Šulskis, 8 sekundės. Šulskis iš toli, 3 taškai. Leliuko skrydis link krepšio. Pamato čia įkertantį Januševičių, nesugaudo Robertas Kelečius. Ir čia pabando paspausti savo varžovus Omega Tauras LSU ir tą daro sėkmingai. Spaudimu to daryti nepavyksta. Dar viena klaida, Nedas Vydmantas į kampą Vytautui Šulskiui. 3 taškai. O čia jau dabar paliktas visiškai laisvas. Januševičius iš toli. Tikslus Januševičius. Nebuvo tikslus. Čia kabina kamuolį. Dar vieną kamuolį čia Kelečius. Gopenas taip pat atsako dėjimu. Mažina šiek tiek savo komandos atsilikimą ir rezultatu 94-82 šiandieną iškovoja pergalę aikštelės šeimininkai Vyčio VDU krepšinį.